Kliento objekto puslapyje matome, kad sutarties priedo eilutės stulpelė veiksmai matomas tik mėlynas mygtukėlis, leidžiantis peržiūrėti šį dokumentą. Šios sutarties priedo nebegalima nei redaguoti, nei formuoti šio naują perdavimo aktą, nes iš jo jau yra suformuotas perdavimo kliento objektą aktas. Suformuotą perdavimo aktą galima peržiūrėti judėjimo kliento objekte puslapyje. Šio akto stulpelėje spustelėjus mėlyną mygtukėlį, ant kurio užvedus pele rodomas tekstas išsamiau. Šį veiksmą taip pat galime padaryti atidarę aktų sąrašo puslapį per kairiojo meniu skiltį aktai pastolių nuoma, spustelėdami minėtą mygtukėlį šio akto eilutės stulpelėje veiksmai. Atsidarius perdavimo akto peržiūros puslapį matome pasirinkto akto duomenis, tačiau negalime jokių duomenų keisti, tik atsispausdinti šį aktą arba pereiti į kitus puslapius. Šalia mėlyno mygtukėlio anksčiau minėtose puslapiuose yra oranžinis mygtukėlis, ant kurio užvedus pelę rodomas tekstas redaguoti. Šis mygtukas bus matomas tol, kol šio akto duomenys nebus panaudoti sąskaitos eilutėms formuoti. Atsidarius perdavimo akto redagavimo puslapį matome pasirinkto akto duomenis, galime atsispausdinti šį aktą, pereiti į kitus puslapius arba, jei reikia, anuliuoti šį aktą. Anuliavus perdavimo aktą ir grįžus į kliento objekto puslapį matysime, kad sutarties priedo eilutės stulpelė veiksmai matomas ne tik mėlynas mygtukėlis, bet ir maži oranžinis bei žalias mygtukai. Taigi, atšaukus perdavimo aktą, galima dar kartą redaguoti sutarties priedą ir jį paredagavus vėl iš šios sutarties priedo formuoti pastolių komponento perdavimo į kliento objektą aktą.